Jau tūkstančius metų Baltijos jūros pakrantėje gyvenantys žmonės žvejoja. Pakrantės žvejybos tradicijos yra svarbi lietuvių, latvių ir estų kultūros dalis. Net ir dabar apie 3000 šeimų pragyvena iš smulkiosios žvejybos, kuri ypač svarbi pajūriniams regionams socialiniu ekonominiu požiūriu. Tačiau vienas iš nepageidaujamų komercinės žvejybos poveikių yra paukščių ir jūros žinduolių priegauda. Kita vertus, ruoniai žvejams sukelia ekonominį nuostolių, sunaikindami laimikį ir sugadindami žūklės priemonės. Tačiau yra įmanomas taikus sugyvenimas. Naujos, stipria tinklinė medžiaga patobulintos gaudyklės neleidžia ruoniui jo suplėšyti ir pasiekti laimikio. Gerai ir ruoniui, ir žvejui. Pamatyk jūrą.